Labas visiems, tai šiandieną aš ruošiuosi rugsėjo 1. Šiandien nėra dar ta šventė, bet aš jau darysiuos plaukus, ten žiūrėsiuos, ką rengsiuos. Šiaip aš būčiau pradėjus filmuoti vakare, nes kaip ir vakare aš susiruošiu tai rugsėjo 1. Bet kadangi gavosi taip, kad aš kokį šukuoseną darysiuos, pagalvojau, kad aš ryte geriau išsiplausiu galvą, tada man mama suriš. Ir tada ilgiau pabus mano plaukai taip surišti, o rytoj ryte įsileisiu ir tada ilgiau jie liks man ir gražiau atrodys. Tai vat, tai žodžiu. Tai išsiplovau galvą, parodysiu, kokį naudojau šampūną ir kondicionierių. Jūs jau matėt, jeigu žiūrėjot, bet žodžiu kiaunės labai geri ir kondicionierius labai gerai iš tikrųjų. Tiesiog wow. Ir dabar aš išsišukuosiu plaukus. Šiaip aš seniau taip nedarydavau, aš tiesiog užsidėdavau aliejus ir viskas, bet dabar aš pradėjau išsišukuoti plaukus ir tada dėti. Tai kaip ir pastebėjau skirtumą. Žinau, kad negalima šlapių plaukų šukuoti, bet paskui man jie kai išdžiūna, paskui sunku juos man iššukuoti. Tai jo. Tai jau išsišukavau, iš tikrųjų mano plaukai labai yra ataugę, nes jie gal buvo iki čia, tai jau maždaug tiek paaugę, tai labai gerai, nes iš tikrųjų kaip mane apkirpo, gavosi taip, kad ne tokio ilgio, kurio aš norėjau, čia maždaug yra, kurio aš norėjau, kad šitie priekiniai sluoksniai, kaip čia pasakys, jie būtų ilgesni. Bet taip gavosi, kad man labai padarė trumpus ir aš paskui nervavausi, nes aš šoku ir man reikia susirišti plaukus, nes nefaina, kai tu būni palaidais plaukais. Bet gavosi taip, kad aš turėjau sekti su sagtukais, kad man laikytų, o kadangi pas mane plaukai yra žiauriai sveiki ir aš nors ir susirišu, jie greitai man įsileidžia, tai aš tiesiog pašoku ir aš vėl turiu persirišti ir tiesiog labai nervina. Tai vat, ir aš naudoju tokį aliejų, jis, nežinau, man jis patinka ir viskas gerai, nes kai kurie būna tiesiog ne, bet su šitu gerai. Padeda plaukams būti švelnesniems, geresniems, stipresniems. Tai va, vienas dalykas toks yra, kad aš turėjau pasidaryti nagus prieš savo gimtadienį. Į sveikatą, mama! Aš turėjau pasidaryti savo nagus prieš gimtadienį, bet gavosi taip, kad jinai galėjo tik rugsėjo 11, man tada mokslai arba 9 valandą. Kada būčiau grįžus, tada kokia, nežinau, 10:30. Tai jo. Tai žodžiu galvoju tada po šventės kažkaip su klasiokėm susitart, kad nueitumėm į Megą ir tada aš tenais nusipirksiu savo priklijuojamų nagų. Tai buvo gerai, nes man vienas nagas nulūžo ir jis jaučiu būtų nespėjęs ataugti. Tai jo. Bet kažkaip tikiuosi, kad galės mano draugė, nes jeigu ne, tai tada aš nežinau, ką man reiks daryti. Tai taip surišo plaukus, stengiasi kuo ilgesnius, bet matas, kad biškiai išsišakuoja, nes iškarpyti plaukai, tai dėl to. Tai bet žodžiu, jo. Pabūsiu šiandien ir naktį šitaip susirišus ir tada ryte įsileisiu ir bus gražu. Ir jūs matėte tada, kai aš filmavau savaitę su manimi ir šnekėjau apie batus, tai maždaug taip atrodys. Tik tais paprašiau, kad šį kartą stipriau biški ir geriau, tai pažiūrėsim, kaip bus. Tikiuosi, kad bus labai gerai. Jau įsiprausiau, išsivaliau dantis, dabar liko čia viską pasidaryti. Tai pirmiausia, užsidėsiu kai ką. Nors galvoju, nesidėsiu to, geriau susiseksiu su sagtuku, labai juokingai atrodysiu, dabar žinau, man reikia naujų sagtukų, nes mano sulūžo. Bet guys, jūs matėt, koks buvo koncertas Jessicos Shy? Tipo, wow. Aš neėjau į jį, bet aš prie jo buvau, tai jo. Aš nepirkau bilietų, bet mes nuvažiavom vis tiek paklausyti, ten kažkiek ten pamačiau, bet labai nedaug. Tai vat, ir aš irgi norėčiau kažkada tokius daryti koncertus, bet nežinau, kaip pavyks.
Tikiuosi kažkaip. Tai va, tai žodžiu, naudosiu tokią kaukę. Šitokie nosies būna tokie juodi taškeliai. Nu, suprantat. Jo, aš užsidėsiu, galvoju, ar ant viso veido, ar ant tik... Užsidėsiu ten, kur reikia. Aš taip juokingai atrodau. Taigi nusiplau, žiauriai gerai. Atšvyti mano nosis. Dabar naudosiu kaukę aloe vera. Liktais taip. Jo, šiaip žiauriai gera kaukė. Tai jau nusiėmiau kaukę, nežinau ar matosi, bet ta prasme, žiauriai gražiai atrodo, spindi. Ir dabar naudosiu blakstienų serumą tokią, jau jis nusitrynęs, nes čia, žodžiu, ilga istorija. Ir tada vazeliną, tai vat. Ir bus done. Tai jau pasidariau, kaip mato, švyti veidas, tai labai gerai. Jau pasirašiau, ką rytoj tiesios, tai aš rytoj jums parodysiu, koks mano fitas. Ir tada susidėjau kuprinę, servetėlių, vazeliną, ausinės, piniginę ir dar vandens į tą mažą gertuvytę prisipilsiu. Tai vat, gal reikia dar tušinuką pasiimti, jo, nes jau čia dar reikia gal kažką užsirašyti. Tai vat, ir šiaip šitas video nebus labai įdomus, nes aš beveik vien tik šneku, aš niekur neveikiu, bet, galvau, gal norėsit pamatyti, kaip aš ruošiuosi tai rugsėjo 1. Ir jo, susitiksime rytoj per rugsėjo 1. Nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Čiau!